Šiuo tyrimu mes siekiame išsiaiškinti, kągi reiškia ta ugdymo inovacija. Mintis tokia, kad pačios kūrybinės partnerystės neša į mokyklą tam tikrą ugdymo inovaciją. Ir tyrimui buvo keltas uždavinys eiti į tas mokyklas, bandyti tiesiog pagal tai, kas vyksta mokyklai, apibūdinti. Tai kasgi naujo ten vyksta. Tokia pirminė užduotis ir tada antra dalis, kas padeda tiems naujiems mokymo būdams ateiti į mokyklą ir joje apsigyventi ir pasilikti. Ir kas trukdo, kokios yra kliūtis tiek sisteminės, tiek reguliavimo visos švietimo sistemos, tiek galbūt ir labai paprastos praktinės kliūtis. Buvo tyrimas apie kūrybinių partnerysčių vykdytą projektą mokyklose, mes turėjome aprašyti procesą ir rezultatus kokybiniais metodais. Kokybiniais metodais dėl to, kad projekto esmė yra labiau susijusi su kūrybiškumo atskleidimu ir tai yra kokybinis dalykas, tai yra išgyvenamas dalykas, o ne tiek pamatuojamas dalykas. Ugdymo inovacija yra projekto tikslas. Tai yra, kad į mūsų mokyklas ateitų nauji, kitokie ugdymo būdai ir jie sukurtų naują papildomą vertę. Šliukas buvo iššalęs. Šalmas. Staiga. Ugdymo inovacija yra, kaip mūsų tyrimas labai aiškiai parodė, tai yra išgyvenimo procesas. Ateina žmonės, kurie iki tol mokykloje nebuvę, jie atsineša savo turinį, savo santykį ir siekia tam tikrų rezultatų, kurių iki tol mokykla, galbūt teoriškai įsivaizdavo, kad jie daro, bet vėliau paaiškėjo, kad ne. Tas sukelia išgyvenimus, normalius, žmogiškus išgyvenimus. Tai yra tam tikra kelionė, kuri sukelia emocinius išgyvenimus. Nes tai yra ugdymo inovacija, pats ugdymas turi mūsų keitimosi tikslą. Jeigu aš ugdausi, tai aš reiškia noriu keistis. Ir mano žmogaus keitimasis, kiekvieno žmogaus keitimasis yra susijęs su išgyvenimais. O išgyvenimai niekad nėra momentiniai, jie tęsiasi. Ir tas galbūt būtų viena iš svarbiausių žinučių tiek organizatoriam tokių projektų, tiek mokyklom. Ugdymo inovacija paliečia žmonės, tuos, kurie yra mokyklose. Tai yra tiek administracija, tiek mokytojus, tiek vaikus ir kaip tyrimas parodė, tiek ir tėvus. Ir čia turbūt irgi būtų svarbu ir politikam tą suvokti arba švietimo politikos organizatoriam, tiek švietimo ir mokslo ministerijoje, tiek turbūt Seimo komitetuose suprasti, kad jeigu jie sako, mes norim keisti mokyklą, tai inovacijos neatsitinka tokių nurodymų ir raštų siuntimo pavidalu. Tai reiškia, mes jeigu kažką tai keičiam, turim užtikrinti tam tikrą palydėjimą. Ir sakykime, aš šiaip tuo projektu labai džiaugiuosi, kad jisai yra įvykęs. Jisai įvyko, kad jisai pasiekė tų rezultatų, kurių pasiekė ir atskleidė, kaip tas yra išgyvenama. Nes jie iš tikrųjų pačiam projekte yra faktoriai, kurie kokybę užtikrina. Tai yra ir pati idėja su supratimu, kodėl tas yra daroma. Ir yra
sakykime, pati intervencija dėl naujų žmonių, dėl naujų metodų, dėl naujo turinio atėjimo, bet ir yra palydėjimas. Šitas projektas nėra vienkartinis, didelis bombos susproginimo, maždaug efekto siekiantis projektas, kokiu dažnai pas mus būna. Bet tai yra su įėjimu ir su palydėjimu organizuotas projektas. Tai mums šitas inovacijų tyrimas labai daug parodė ir, sakau, parodė ypač tą svarbą, tą svarbą gilaus proceso ir tuo pačiu tai yra įrodymas, kad nėra įmanoma pakeisti mokyklos, mokytojų darbo kokybės, pačios mokyklos kaip visos bendruomenės veikimo principų tokiais kokiais nors paprastais informacijos perdavimo vienadienių renginių, seminarų, mokymų būdais. Tai turi būti iš tikrųjų nuoseklus darbas pačioje mokykloje su labai rimta pagalba iš išorės, su labai rimta struktūra, kokybės užtikrinimu, pasirengimu tų padedančių žmonių ir taip toliau. Ir tai turi būti ilgalaikis procesas. Matydamas metodiką, kuri taikyta kūrybinių partnerysčių atveju, tai yra metodika, kuri labiau į sąmoningumą tiek mokytojų, tiek mokinių nukreiptas. Tai aš tikiu, kad tas turi tęstinį poveikį ir galbūt net didėjantį poveikį. Kas man būti iš tyrimo leidžia teikti, kad tas didėjantį poveikį gali turėti. Pavyzdžiui, mes turėjom keletą mokyklų, kuriuose galima sakyti buvo longitudinio tyrimo požymis. Ir toje mokykloje pirmais metais su jais buvo dirbama tokiu gana reflektyviu būdu. Tai yra daug tariamasi ir žmonės prašomi apmąstyti, sakyti savo nuomonę, judėti sąmoningai. Po to kitais metais tie išoriniai partneriai atėjo daugiau tokie, sakyčiau, diktuoti linkę ir aptarimų jau neorganizuodavau. Mokytojai pasigėdo to. Ir kas čia dabar darosi, kažko labai aiškiai trūksta. Tai yra, kai žmogus vieną kartą paragavęs to, kas jį iš tikrųjų iš vidaus išjudina, jis tą labai greitai atpažins. Ir jau kai kitą kartą to trūks, jis sakys, man to trūksta. Tai dėl to, man atrodo, čia jau yra negrįžtamas pokytis. Žmogus, kuris paragavęs kokybiško santykio naudos, jisai be to jau paskui negali gyventi. Jisai tada ieško žmonių, su kuo galėtų tą santykį palaikyti. Santykį, kuris padeda judėti. Žmogus, kuris paragavęs reflektyvumo naudos, jis be to vėlgi negali gyventi. Jisai ieško pauzių, jisai ieško būdų apmąstyti, jisai ieško būdų, su kuo gali sutikrinti savo mintis. Tas tampa natūraliu poreikiu panašiu kaip kvėpuoti. Kas keičiasi? Tai mokyklom, kurios dalyvavo tam projekte, jos norėjo, kad nauji dalykai, kurie ateina su šiuo projektu, jie liktų, kad jie integruotųsi į bendrojo ugdymo programas. Tai tas yra įvykę. Tai negalima sakyti, kad įvykę 100%, bet mokyklose mokytojai suradė būdų, kaip galima integruoti tam tikrus elementus. Visko integruoti daugeliu atveju tiesiog neįmanoma dėl galbūt kelių pagrindinių priežasčių. Tai vienas dalykas, mokyklos turi savo ribojantį formatą, kaip yra mokomasi, kokio ilgumo yra pamoka, kaip jos yra išdėliotos tos pamokos. Iš vienos pusės teoriškai tas yra įmanoma keisti, bet ne visada paprasta tai yra keisti. Reikia gana daug valios keisti mokymosi formatą. Kitas aiškiai ribojantis faktorius įvardinamas ir mokytojų, ir mokinių, tai egzaminai kaip tikslas pagrindinis ir dažnai galutinis. Ir tada viskas, kas tarsi taip tiesiai neveda prie gero pažymio per baigiamuosius egzaminus, atmetama.
arba yra toks polinkis atmesti tiek iš mokytojų pusės, iš vaikų mažiausiai gal, bet irgi, kas yra įdomu, tiek iš tėvų. Iškyla tokie klausimai iš tėvų, ką aš dabar darosi, taigi ar paruošit mano vaiką, kad gautų ten tokį pažymį ir gautų nemokamą mokslą po to. Tai tas yra trukdis. Faktiškai egzaminai kaip galutinis tikslas kaustų ugdymo procesą. Asmeninio atsiskleidimo procesą, tą galima pasakyti. Integravimas į bendrasis programas neįvyksta, jie priešinasi mokytojai. Tai jeigu jie net pažįsta tos keičiančios naudos, tai jie tada priešinasi. Man atrodo ir gerai, kad priešinasi, jeigu žmogus neišgyvena pats to pokyčio, nesupranta, kas čia darosi, tai jis priešinasi. Tai žmogiškai tas yra suprantama, bet jeigu taip įvyksta, tai tada tos integracijos galimybės beveik nėra. Kitas dalykas, kuris įvyksta, tai mes tą kaip rezultatą įvardinom inovacijos įgyvendinimo procesų suvokimas. Tie, kurie realiai patyrė, ką reiškia keisti ugdymą, tai jie jau supranta, kad tai nėra vienkartinis toksai brūkštelėjimas. Tai yra suprastas ugdymo inovacijos diegimo procesas, kaip jisai veikia ir kokius jisai sukelia iššūkius. Toliau, bendravimo kokybė. Šiaip, jeigu lyginant tokią tradicinę kultūrą mokyklų, tai vis dėlto vyrauja toks gana hierarchiškas bendravimas. Bendradarbiavimo tarp mokytojų gana mažai, o mokinių grupės bendravimas, jis toks taip dažniausiai tokiam paliktas chaotinė, kaip gausis, taip gausis, yra draugiškos klasės, yra nedraugiškos klasės, gal kas į ekskursijas važinėja, kas nevažinėja. Tas pokytis yra. Tose mokyklose, kuriuose vykęs projektas, grupės procesas, tai reiškia santykiai, kurie vyksta tarp grupės narių, tai šiuo atveju tarp mokinių, jie yra įdarbinami ugdymo tikslam. Tai to vienas dalykas mokytojai patys dažnai būna nepatyrę ir tada jie negali to pritaikyti darbui su vaikais. Tai šio projekto rėmuose, kadangi tada jau yra erdvės patirti grupės proceso naudą, santykių naudą, tada jau jie tą patyrę gali ir taikyti. Tai net keletą citatų atsimenu, kur mokytojai sakė, šiaip aš žinojau, kas yra grupinio darbo metodai, o dabar supratau. Tai tarp žinojimo, tokio buvimo informuotų ir netgi drąsesnis, kūrybiškesnis žmogus net bando kažką taikyti, tai yra iki tokio suvokimo ir išgyvenimo, ką tas duoda, yra nemažas tarpas. Švietimo koncepcijoje ten viskas gražiai ir labai parašyta, bet ypač apie ugdymą, apie asmenybės tokį įgalinimą, laisvumą, savarankiškumą, gyvenimo, gebėjimą gyventi, viskas ten tvarkingai surašyta. Bet kad kad tas įvyktų, mes labai turim mažai pavyzdžių, labai mažai turim gerų praktikų, į kurias galėtų užsidegę gerų tikslų orientuotis kolegos mokytojai. Turim gražų pavyzdį, į kurį galima orientuotis. Tai jau tas poveikį galėtų turėti gana didelį. Turim tyrimą, kuris aprašo, kaip ugdymo inovacijų procesas įsidiegia. Tai yra ir visas vilkduobes, ir nesėkmės, ir sėkmės faktorius. Bet jeigu tokie principai yra, atrakinami, suprantami, tada aš galiu principą tiesiog pagalvoti, kaip mano mokykla tas gali veikti. Sakykime, jeigu yra tęstinumo principas,
Tvarko, supratau, yra tęstinumo principas, kiek maždaug laiko reikia, kiek aš turiu laiko. Šitas projektas yra vienas iš nedaugelių, kurie paliečia, kaip sakiau, trečiąjį ugdymo išmatavimą. Pirmas ugdymo išmatavimas yra žinios, labai svarbus dalykas. Jeigu mes norim paruošti žmonės gyvenimui, jie turi turėti žinių, jie turi turėti tam tikrų gyvenimo įgūdžių arba net konkrečių profesinių įgūdžių, tam tikrų įgūdžių, kurie leistų jiems atlikti vieną ar kitą veiksmą. Yra trečiasis lygmuo, kuris labai įvairiai yra vadinamas, mes tą vadinam vidinė parengtis. Tai yra su žmogaus charakteriu, su žmogaus vidiniu pasaulio atskleidimu susijęs išmatavimas. Ir jeigu pirmi du, mes sakom, tai yra tarsi lobių skryne, turiu daug žinių ir turiu daug įgūdžių, tai vidinė parengtis yra raktas, kuris tą skrynę atidaro. Bėda yra, kad tie trys lygmenys, jie paliečiami skirtingais būdais. Apie žinias mes informuojam, yra paskaitos labai gera mokymo forma, yra siunčiami jau dabar dokumentai, e-mailų, yra distancinis mokymas, per kurį labai lengvai galima moksleivius informuoti. Ne taip darai, jis tave pakoreguoja. Ir šitais dviem pirmais atvejais yra žinantis, mokina nežinantį. Aš žinau, jūs nežinot, aš jums paaiškinsiu. Trečiasis lygmuo yra paveikiamas visai kitų būdų ir jisai yra paveikiamas per besidomintį pagarbų santykį reflektyviai. Reflektyviai ir tame dalyvauja pats besimokantysis. Kūrybinės partnerystės iš man žinomų projektų gal vienos iš tikrai nedaugelių, kurios tą lygmenį išmoko paliesti. Tai yra atneštas metodas, kuris mūsų švietimo koncepcijai turi įrankį. Atneša įrankį, atneša metodą. Ne tik idėja, kaip būtų gerai visybinis asmenybės ugdymas, bet ir atneša būdą. Jeigu tas būtų pripažinta žmonių, kurie daro politinę įtaką, tai tas turėtų didelį poveikį. Gali, jeigu nori. Ir netgi yra receptas, kodėl to reikia. Kodėl to reikia kantrybės. Noro ir kantrybės, daugiau nieko nereikia. Bet bent jeigu vieno iš tų dviejų elementų nėra, tai nebus. Arba noras netikras, pavyzdžiui, noras padidinti finansavimą mokyklos ir salę susiremontuoti, tai čia netikras noras, čia ne ugdymo inovacijų noras. Arba kantrybės, arba noras galbūt tikras, bet kantrybė baigėsi maždaug už 5 valandų, tai tada ne. Bet jeigu šitie du dalykai yra, noras ir kantrybė yra, metodas yra, programa yra, viskas yra padaroma. Tyrimas gal atskleidė gal per stiprų būtų pasakyti, bet tokia užuomina man davė, kad mes čia turėtume šiaip visi į save pasižiūrėti. Tėveliai taip pat. Sakykim, buvo tėvelių, kurie ten įsitraukė, patiems pasidarė įdomu, jie ten irgi mokytis užsimanė, kažkuriam tai projekte sudalyvavo, ten tą pristatymą palaikė savo vaikų. O buvo, kur ėjo su pretenzijom ir klausimais, kas čia dabar darosi, kodėl matematikos nemokina, mano vaiko egzaminą neruošia. Tai kaip dangui, taip ir ant žemės. Tai vat man ir to tokio trukdančio, man toks įspūdis buvo dažnai daugiau negu padedančio. Tai man atrodo, čia apskritai tas atspindi mūsų šiaip vyraujančius požiūrius, plaukiančius mūsų bendruomenėse, visuomenėje. Ir tas vienodai atsispindi ir mokytojų kolektyvuose, ir mokiniuose, ir tėvuose, ir toj pačios švietimo ministerijoje. Tos inovacijos, kurių mes ieškojame, jos neapsiriboja tik tai mokymosi, sakykime, metodais, konkrečiais pamokų idėjomis, konkrečiais būdais, kaip vieną ar kitą temą įsisavinti, išmokti, atskleisti. Tos inovacijos, pasirodo, yra daug gilesnis dalykas. Tos inovacijos tai yra vidiniai dalyvaujančių projekte žmonių pokyčiai, vidiniai išgyvenimai. Jeigu projektas vyksta gerai, visi sutarė, visi patenkinti visą laiką, tai mes po šito tyrimo pradėjom žiūrėti, kad tai nėra
tai nėra gerai. Kokybiškas projektas, gavus jau pirmus šito tyrimo duomenis, mūsų požiūriu yra tas, kuris yra sudėtingas ir kuriame žmonės daug ginčijasi, išsiskiria nuostatos, kuriame atsiranda tokio netikrumo, nežinojimo būsenoj, kyla net kartais iki panikos prieina ir iki tokio nežinojimo, ką daryti. Ir šitas tyrimas atskleidė, kad tik tada, kai mokykla iš tikrųjų giliai paneria, kai pradeda su kūrėjų pagalba iš tikrųjų pradėti pamatyti, lyg save, lyg veidrodėje pamatyti, kaip mes bendraujame, kaip mes vieni kitus matome, kokiu būdu, sąveikaujame tame mokymesi ir pradeda abejoti tais dalykais ir galvoti, kad gali būti kitaip. Ir tik tada, jeigu pavyksta mokyklai ir kūrėjams, visai tai projekto komandai, nepasiduoti, neužglaistyti visko, bet iš tikrųjų iš esmės išsiaiškinti ir tarsi pasikeisti, tarsi naujus dalykus, naujai pažiūrėti, naujai suprasti, tada įvyksta pokytis. Mums šitas tyrimas atskleidė visą pokyčių tokią eigą nuo tokio entuziazmo pradinio, mes norim keistis, mums čia įdomu kūrybiškumas, čia motyvacija, kaip čia tos vaikus įtraukti. Tada jie pradeda dalyvauti ir tarsi pasirodo, kad čia netaip jau paprasta. Pavyzdžiui, aš esu mokytoja jau daug metų ir dabar man staiga reikia vėl pergalvoti, kas aš čia per mokytoja, kaip aš dirbu, kaip aš čia bendrauju su vaikais ir toliau. Tai yra labai nepatogu ir labai iš tikrųjų tokia nesaugi situacija. Tai reikia pasidžiaugti, kad mokytojai iš tikrųjų mūsų programoje, kurie pasiryžo dalyvauti, jie ėjo į tą tokią avantiūrą. Ir tikrai džiugu matyti, kad yra žmonių, kurie tikrai jau šiandien visai kitaip dirba ir visai kitaip supranta savo darbą. Kūrybinių partnerysčių programa pati kaip tokia yra inovacija Lietuvoje. Mes ją perkeliam, adaptavom Lietuvos kontekstui iš Jungtinės karalystės, kur ši programa veikia labai didelių nacionalinių lygmenių ir labai pasiteisino. Ir klausimas buvo, nusprendus ją čia pritaikyti, kaip jinai čia prigis, ar čia pasiteisins tie patys būdai, kurie suveikia Jungtiniai karalystiai. Kai kalbam apie tai, kas yra inovacija mūsų mokyklose, čia atsiranda tada jau mūsų unikalumas, nes lyg ir tam tikros problemos, tokios kaip mokinių motyvacija, susidomėjimas tais mokymosi dalykais, jos yra bendros tiek Lietuvoje, tiek Jungtiniai karalystėje, tiek visam pasauliu. Bet kai kalbam apie pačią mokyklos kultūrą ir šitas tyrimas būtent tą atskleidė, kad čia keičiasi santykiai, čia keičiasi mokytojų požiūris į save ir kitus, tas pasitikėjimo, atvirumo, tie tokie labai subtilūs kultūriniai dalykai, jie yra gana unikalūs mūsų Lietuvos, galbūt netgi tam posovietiniam kontekstui, tos mokyklos, kuri tam tikrą paveldą turi institucinį jau iš ankstesnių laikų. Tai žodžiu, kad tai, kas yra inovacija Lietuvoje, ta tokia gilioji inovacija, nebūtinai inovacija kitose šalyse. Ir tai mums parodė mūsų specifinę situaciją, į kurią turim atsižvelgti, kai skatinam pokyčius mokyklose.